Tarkime, norėtumėte sujungti dvi ašis. Tam galite naudoti šį ašies jungtuvą, kad viskas būtų teisingai. Iš esmės, vieną ašį įstatote iš vienos pusės, kitą iš kitos pusės, tada priveržite tvirtinimo varžtus su, veržlėmis, kadangi čia būna daug vibracijos ir nenorite, kad jie patys atsisuktų. Jei juos pakankamai stipriai priveršite, jie paprastai galės perduoti sukimo momentą iš vienos ašies į kitą ir suteiks papildomo ilgio. Įdomu tai, kad kai kurie klientai šios ašies jungtuvus naudoja prijungdami juos prie energijos šaltinio, o kitą ašį montuoja iš kitos pusės. Tokią situaciją esu matęs, kai tai buvo padaryta su automobilio poliruokliu. Svarbu atsiminti, kad jei jungiate vieną ašį prie kitos, įsitikinkite, jog plonesnė ašis yra prijungta prie įrankio galo, o storesnė prie grąžto galo, nes kuo storesnė ašis, tuo didesnį sukimo momentą ji gali perduoti. Nėra prasmės, kad plonesnė ašis bandytų stumti storesnę, jei suprantate, ką turiu omenyje. Jei ne, bet kada susisiekite su mumis. Mes visada pasiruošę jums padėti. Ačiū, kad žiūrėjote. Geros dienos.